Sveiki jaunieji detektyvai! Šiandien mes tapsime skaičių sekliais ir išmoksime atpažinti jų slaptus ženklus, dalumo požymius. Taip pat išsiaiškinsime, kokie skaičiai yra pirminiai, o kokie sudėtiniai. Kiekvienas skaičius turi savo unikalius požymius, kurie mums pasako, iš kurių skaičių jis dalyjasi. Apie tai dabar ir pakalbėsime. Skaičius dalyjasi iš dviejų, jei jo paskutinis skaitmuo yra lyginis. Skaičius dalyjasi iš 3, jei jo skaitmenų suma dalyjasi iš 3. Skaičius dalyjasi iš 4, jei skaičius, kurį sudaro 2 paskutiniai to skaičiaus skaitmenys, dalyjasi iš 4. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo praktikoje. Skaičius dalyjasi iš 5, jei jo paskutinis skaitmuo yra 0 arba 5. Sekanti taisyklė yra dalumo iš 9 požymis, kuris sako, kad jeigu skaičius dalyjasi iš 9, tai būtinai ir jo skaitmenų suma turi dalintis iš 9. Dalumo iš 10 taisyklė sako, kad jeigu skaičius dalyjasi iš 10, tai jo paskutinis skaitmuo būtinai yra lygus 0. Ir paskutinis dalumo požymis tai yra dalumo iš 100 požymis, kuris sako, kad skaičius dalyjasi iš 100, jei 2 paskutiniai jo skaitmenys yra 0. Šie požymiai yra tarsi raktai, atrakinantys skaičių paslaptis. Su jais galite lengvai ir greitai nustatyti, ar vienas skaičius dalyjasi iš kito, net nesinaudodami skaičiuotuvu. Skaičiai gali būti pirminiai arba sudėtiniai. Pirminiai skaičiai dalyjasi tik iš savęs ir vieneto, o sudėtiniai turi daugiau daliklių. Pavyzdžiui, skaičiai 2, 3, 5 ir 7 yra pirminiai skaičiai, o 4, 6, 8 ir 9 sudėtiniai. Dabar metas jums, detektyvai. Išsiaiškinkite, ar šis skaičius yra pirminis ar sudėtinis. Pasinaudokite dalumo požymiais. Visiškai teisingai, naudosime dalumo iš 3 arba 9 požymį. Visų šio skaičiaus skaitmenų suma yra lygi 45, o 45 yra dalus ir iš 3 ir 9. Todėl šis skaičius nėra pirminis, o sudėtinis. Šaunuoliai, dabar jūs žinote, kaip atpažinti skaičių dalumo požymius ir atskirti pirminius skaičius nuo sudėtinių. Tai padės jums geriau suprasti skaičių pasaulį ir spręsti įvairius uždavinius. Dabar beliko pritaikyti įgytas žinias, sprendžiant praktinės užduotis. Ir iki kitų matematikos nuotykių.